parodys šį vakarą viską, ką tik sugeba. Tačiau ne viskas nuo jų priklausys. Labai svarbus faktorius čia yra vaikinas, kuris ieško pačios nerealiausios ir pačios gražiausios. Pasitikime šį vakarą pirmąjį vaikiną! Sveikas, panelės, esu Eduardas iš Vilniaus. Toks buvo pirmasis įspūdis, merginos, metas jūsų pačiam greičiausiam verdiktui. Jonvabalių naktis. Viskas taip greitai atsitiko, kad nespėjo net pagaut kampo. Ne, Andrė, tu vis laik turi... Nors ir siubuoji, sviruoji, tačiau šį kartą nesviravai ir iškart pasakei, kad ne vis dėlto. Tikrai ne. Tikrai ne mano skonio. Karolina, o tu pasakei taip ir tai yra gerai. Kodėl? Man pasirodė, kad jūs turite tatuiruotę, tai mane sudomino kas ten. Bet man tik tai pasirodė. Tik tiek. Azartas. Taip, įdomu. Azartas. Raudonos, baltos šviesos, jos pasidalina beveik per pusę, raudonų gal kiek daugiau. Ar mes pamatysim tatuiruotę? Pikšt. Mažas pikščiukas. Yra dar viena. Yra dar viena. Merginos, ar jūs turi daugiau tatuiruočių, gal turi neįtikėtiną talentą? Tegu pasako pats Eduardas, antrasis raundas. Balsuoti ir spausti mygtukus galite tik po to, kai jis pakalbės. Pirmin. Šiaip man patinka tatuiruotės. Ir šiaip būtų labai gerai, kad panelė irgi turėtų tokią. Trumpai ir aiškiai apie save. Tau patinka tatuiruotis. Tai buvo antras raundas ir merginos jūsų sprendimas. Auč! Kas iš raudonai degančių merginų turėjo tatuiruotę? O, kurioje vietoje? Parodykim, štai! Rožytė! Rožytė! Kad Vilma turi tatuiruotę. Tai yra aišku, eilinį kartą parodom žiūrovams. Delfinas. Stano, Stavickas. Karolina, patinka tatuiruotės, turi tatuiruotę, nori tatuiruotės? Noriu. Jis tau padarys tatuiruotę. O jis moka? Jis tau ant krumplių užrašys Vasia. Jeigu reikės. Dėmesio. Eduardas apie save kalba nedaug. Atėjo metas trečiajam raundui, kada apie jį kalbės kiti. Balsuoti ir spausti mygtukus galite per video. Video reportaže kalbės Eduardo brolis. Žiūrim! Iš charakterio tai pasakysiu, kad jisai yra ryžtingas, užsispyręs labai. Kartais ne visada nuomonės mūsų sutampa, bet iš tikrųjų ganėtinai optimistiškas. Tada mėgsta avantiūras labai. Visokius nuotykius kartais mėgsta įsivelti. Na, tarkim, buvo kartą susipažinęs su viena azijietė. Ir svarbiausia, tarpusavį iš viso net nesusikalbėjo, nes nesuprantu kaip. Ir sugebėjo dar mėnesį laiko pradraugauti. Ar jūs norite tokio vyro, su kuriuo susikalbėsit, net nekalbėdamos? Merginos. Liko dvi merginos, tai yra Anastazija ir Karolina. Vadinasi, kad jos jau yra beveik tavo. Tau belieka pasirinkti, užduodant joms paskutinį lemiamą klausimą. O tą tatuiruotę padarė ta kinietė? Ne, paskutinį. Taip. Pasakyk, būk geras. Koks yra tavo klausimas? Ar patinka keliauti?
Keliauti, keliauti, keliauti. Einam prie Karolinos ir klausim, ar jai patinka keliauti. Patinka, tik su gera kompanija. Į Kiniją Ne. ieškoti tos. Ne. Merginos. Nereikia jos, kaminai. Ir taip gerai. Ir be jos gerai. Anastasija, tau kažkas patiko, tu negali net apsakyti, bet tai nevaldoma, kaip aš matau. Aš sutinku su viena keliauti, jeigu užtiktai už mano pinigus. Už tavo pinigus. Wow, neįtikėtina. Aš dabar tau atskleisiu neįtikėtiną faktą. Paslapti, viena iš tų merginų, arba Anastasija, arba Karolina, ieško pasiturinčio vaikino. Anastasija tau siūlė keliauti už jos pinigus. Labai įdomu. Bet kokiu atveju aš to nebepadedu. Rinkis pats. Paskutinis tavo pasirinkimas. Pirmin. Wow! Kam nekalbant pavyks susikalbėti? Karolina, ar taip? Ir tai yra Anastasija. Eikite pas mane. Wow! Neįtikėtina. Eduardas keliaus kažkur toli už Anastasijos pinigus. Paplojam. Na, kol kas pirmąjį nemokamą pasimatymą jums statome ir organizuojame mes. Sėkmės, parašykit atvirlaiškį iš ten, kur būsit, už tavo pinigus. Iki! Pats labai mėgstu keliauti. Tai kad vienam nebūtų liūdna, tai reikia pakeleivės, kad kartu būtų linksmiau. Kai pamačiau, mane oro pritrūko. Šių dalyvių dar laukia pasimatymas, kurį mes netrukus išvysime. O kol kas grįžkime į studiją.